Informacija apie skiepijimą COVID-19 vakcina. Sveiki, mano vardas gydytoja Skaistė Prielaidaitė. Šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie skiepijimą COVID-19 vakcina Airijoje, apie vakcinų saugumą, apie tai, kada jos bus pasiūlytos ir ką turėtume daryti pasiskiepiję. Šį vaizdo įrašą skelbia HSE, Airijos sveikatos tarnybos gydytojai ir mokslininkai, todėl šią informaciją galime pasitikėti. Internete yra daug informacijos, tad būkite atsargus ir atidžiai išsirinkite, kuo verta tikėti. Dalis pateikiamos informacijos nėra tiksli, todėl visada patikrinkite, kas ją skelbia. Kaip vakcina gali jums padėti? Taigi, kodėl taip svarbu gauti COVID-19 vakciną, kai ji taps prieinama? Mes žinome, kad kai kurie žmonės labai serga, jei suserga COVID-19 infekcija. Tūkstančiai žmonių mirė nuo COVID-19 čia Airijoje ir deja milijonai žmonių visame pasaulyje. Negalime žinoti, kaip COVID-19 infekcija paveiks jūs, jei susirgsite šią ligą. Vakcinos, kurios yra kiekvienam nemokamos, padės apsisaugoti jūs nuo susirgimo COVID-19. Ar COVID-19 vakcina yra saugi? Čia Airijoje naudojamos vakcinos yra saugios. Iš kur mes tai žinome? Visos vakcinos naudojamos Airijos Respublikoje turi būti patvirtintos Europos vaistų agentūros. Ši mokslininkų ir gydytojų komanda patvirtina tik saugias ir veiksmingas vakcinas ir vaistus. Kaip ir vartojant bet kokį vaistą ar vakciną gali būti tam tikras šalutinis poveikis. Dauguma šalutinių reiškinių yra lengvi ir apima skaudančią ranką, kur atliekama injekcija, nuovargio jausmą, pykinimą, raumenų ir sąnarių skausmus bei karščiavimą. Šie dažni šalutiniai reiškiniai paprastai trunka dieną ar dvi. Rimtesni šalutiniai poveikiai, tokie kaip alerginės reakcijos, yra itin reti. Prašome pasakyti vakcinuojančiam asmeniui, jei laukiatės ar turite alerginę reakciją. Ir užduokite jums visus rūpimus klausimus prieš vakcinaciją. Jums bus įteiktas bukletas su labai išsamia informacija apie visus galimus šalutinius poveikius ir siūlomos vakcinos privalumus. Šis bukletas yra prieinamas daugeliu kalbų ir apie tai dabar galite paskaityti daugiau hse.ie. Prisiminkite, kad milijonai žmonių visame pasaulyje jau buvo paskiepyti vakcina ir šalutinis poveikis yra atidžiai stebimas. Kas turėtų gauti COVID-19 vakciną? Pirmiausia, ši vakcina siūloma 65 metų ir vyresniems žmonėms, sveikatos priežiūros darbuotojams ir jaunesniems nei 65 metai žmonėms turintiems sveikatos sutrikimų. Jei priklausote šioms grupėms, jūs informuos darbdavys arba HSE. Žmonės gyvenantis ir dirbantis perpildytoje aplinkoje pateks į kitą vakcinuojamųjų grupę. Tai apima žmonės gyvenančius tiesioginio aprūpinimo centruose. Žmonių skiepijimo tvarka gali pasikeisti, bet nesijaudinkite. HSE praneš jums, kai ateis jūsų eilė. Jums labai rekomenduojame pasiskiepyti, net jei jau ir sirgote COVID-19 infekciją, kad užtikrintumėte patikimą apsaugą nuo pakartotinio užsikrėtimo. Kas nutiks po to, kai man bus suleista vakcina? Jūs neprivalote skiepytis, tačiau mes rekomenduojame, kad jūs pasiskiepytumėte. Jei jūs nuspręsite nesiskiepyti vakcina, tai neturės įtakos jūsų teisiniam statusui Airijoje ar jūsų prašymui likti Airijoje. Atkreipkite dėmesį, kad vis dar yra maža tikimybė, kad COVID-19 vakcina gali neapsaugoti jūsų nuo susirgimo virusu. Gali būti, kad vis tiek galite paskleisti COVID-19 virusą kitiems, net jei patys nesusirgote ir nejaučiate simptomų. Štai todėl taip svarbu ir toliau plauti rankas, laikytis rekomenduojamo atstumo ir dėvėti veido kaukes.
Kreipkitės į gydytoją, jei atsiranda simptomų, kurie gali būti susiję su COVID-19 infekcija. Kur galima gauti daugiau informacijos apie COVID-19 vakcinas? Norėdami gauti patikimą informaciją apie COVID-19, galite kreiptis į savo šeimos gydytoją arba vietinį vaistininką. hsc.ai svetainėje yra daugiau informacijos apie skiepus nuo COVID-19. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir prašau pasidalinti šiuo įrašu su kitais lietuvių kalba kalbančiais ir gyvenančiais Airijoje žmonėmis ir būkite saugus.